Tai o CR90, tai lygiai taip pat naudojamas ne tik rusiams, mažiem baseinam, pasitvarkyti terasas, kurios guli ant grunto, sakysim, ir tu nori užsikliuoti plyteles. Nes, kaip ir kalbėjome, jis laiko vandenį, kuris kyla iš apačios. Labai tankiai atšoka plytelės. Bet juos atšoka todėl, įsivaizduokit, kad tas betonas pastoja vandenį yra, jis pastoja drėgnas. Bet kad betonas yra tokia medžiaga, tai pastoja ima vandenį į save. Ir tas savo per daug ciklų yra, ir tie klijai, kai kalbėsime apie plytelių klijus, tai akcentuosime dar kartelį apie klijų savybės, bet ir tada, jeigu neteisingai suklijuota yra tuštumos arba patys klijai netinkami, jie paprasčiausiai atšoka. Tada yra betoninis pagrindas, tepam CR90 ir ant viršaus dedame ten kokius CM17 klijus, turbūt cerizitų, ir lipinam plytelę. Taip. Ir turėtų neatšokti. Ir turi neatšokti. Neturi neatšokti, neatšoka. Jeigu viskas teisingai padaryta, neatšoka. Neatšoka. Tai čia turi žodis eliminuoja.